Ar veikia? O saulelė pasaulyta mano draugė. Dėkui. Sveiki. Mano vardas yra Agota. Aš priklausau grupiai Candy Train, rašau tekstus, kuriu dainas, groju su Rolandu. Kartais dar šį bei tą padarau. Tai mane šiandien paprašė pakalbėti apie keletą dainų ir tiesiog šiaip koks mano yra indėlis į grupę, kaip mes čia dirbom prie albumo ir panašiai. Tai tiesiog... Tai va. Tai sukūrėm albumą. Sveiki visi, aš esu Leopolda Lakštutė, groju Candy Train grupėje klavišiniais. Aš mėgstu naudoti daug efektų, pasireikšti. Na kągi, kūrinyje valdai mes panaudojame apverstą disko ritmą. Ši daina išėjo kaip singlas, buvo įrašyta LRT studijoje, kai laimėjome Opus 3 konkursą ir gavome galimybę ten įrašyti. Taigi šita daina yra labai populiari per koncertus. Daug kas mąsto ilgai, kaip mes ją padarėm, bet iš tiesų tai yra gan paprasta, tai tiesiog apverstas disko ritmas. Labą dieną, aš Ramutis Padukinskas. Čia turbūt reikėtų pasakoti apie, sakant, kūrėsi daina. Aš, sakant, prisimčiau savo tokią kuklę autorystę poros kūrinių Candy Train albume. Mes taip čia per daug nekreipiam dėmesio į tą pavadinimą, kai sakant, mes bandom labai atsiskleisti muziką savo. Kūrinukas, kurį norėčiau paminėti, tai veikiausiai būtų angliškų pavadinimų. Nelabai aš taip iš tikrųjų moku anglų kalbos, bet Copper Losers tai daina taipogi apie, sakant, šilumą ir meilę antrai pusiai. Ten jau matot, instrumentalas šiek tiek sudėtingesnis, ten jau, kaip sakant, ritminis metras pasikeičia vietomis. Bet visgi išlaikoma ta tokia harmonija, kaip, sakant, švelnumas, atsipalaidavimas toksai. Ir vis tiek visgi vystoma ta sena tema, tokia neišsenkanti tema apie meilę. Ir kažkaip vėlgi tas toks suvokimas, kad tas mylimas žmogus tiek daug reiškia, tiek daug duoda gyvenime. Tiesiog taip pat vėl su prabudimu, su ryto saule ir kai žiūri šalia gulintį žmogų, tu suvoki, kokią jis didelę vietą užima tavo gyvenime. Tai papasakosiu jums apie dainą Nulis, tiksliau Null, jinai vadinasi albume, su 2L, čia iš angliško žodžio yra. Dainoje pasakojama apie subjektą, kuris tiesiog prabunda vieną rytą ir supranta, kad nieko nėra aplinkui, išvis nieko. Tai yra visiška juoduma, visiška tuštuma. Jis gali rėkti, gali spėkti, jam niekas tai net neįvyks, nes yra vakuumas. Ir jis negali pasakyti, kad jis yra paralyžiuotas, jis nėra paralyžiuotas, jis tiesiog yra tokioj nieke. Ir pagrindinis klausimas yra iškeltas, kaip tas subjektas neišprotėja, kas jį vis dar palaiko gyvą, kodėl jis, nežinau, kodėl jis vis dar gyvas ir kodėl jis ten. Aš manau, kad mums gyvenant 21 amžiuje tokia diena gali ateiti kiekvienam. Mane tai labai jaudina šitie klausimai. Aš
naktimis sapnuoju apokaliptinius sapnus ir labai dažnai man galvoje sukasi tokios temos, tiesiog, kas gali atsitikti. Tai pradėjome mes tą dainą taip gana lyriškai, o paskui užbaigėm tokiu labai agresyvę pabaigą tokia, nes čia va tas pagrindinis klausimas yra, kaip tu dar neišprotėjai žmogau. Kita daina, kurią norėčiau gal papasakot, būtų gal 5 saldainių tripas, arba kaip mes jį albume užvadinome, The Trip of 5 Candies. Tokia jinai yra gan šiek tiek lengvesnė yra daina negu Nulis, aišku, ir negu UB3. UB3 irgi tematiškai yra labai sunki daina, bet aš apie ją nepasakosiu dabar, aš pasakosiu apie 5 saldainius. O 5 saldainiuose tai yra iš tiesų tokia subjekto kelionė per savo visus potyrius, kaip čia pasakyti. Tarkim taip, žodžiai prasideda tokie, kad kartais aš jaučiu, kaip man užlenkiamos yra alkūnės, bet aš jaučiuosi pakankamai patogiai dėl to. Čia yra nuoroda į kultinį serialą Twin Peaksas, kur Laura Palmer buvo nužudyta ir dar prieš jai mirštant ją buvo surišę. Ir jinai, kai sapnavosi Cooperiui sapne, jinai sakė, my arms užsisuka už nugaros. Tai va, tai čia yra tokia nuoroda tiesioginė į tą serialą, man jisai yra irgi labai prie širdies, aš daug semiausi įkvėpimo iš tokių dalykų. Bet toliau jokios yra, kitų sąsajų nėra su Laura Palmer toje dainoje, ten daugiau pasakojama apie tai, kaip tiesiog ar esi apsvaigęs kažkaip, ar keliauji savo pasąmonės ribomis. O tai kuris tavo, kaip sakant, mėgiamiausia daina, kuri tavo labiausiai patinka iš albumų? Man gal vis dėlto 5 saldainiai ir yra tokia labiausiai prie širdies daina, nes joje yra viskas, tiesiog viskas vienoje dainoje. Tokia labai plati amplitudė, ne? Taip, jos ir tematika yra labai tokia ir artima man, ir muzikaliai jinai yra labai išvystyta. Aš sakau, kad tai yra grupės Candy Train, tai yra Gulbės giesmė šita daina. Man jinai yra viskas joje. Sveiki, esu Nikodemas Griaustinis, esu gitaristas grupėje Candy Train. Ir dabar papasakosiu apie gabalus, prie kurių prisidėjau. Tai va, pirmasis jų pavadinimu UB3. UB3 buvo ganėtinai senai padarytas gabalas, bet jam trūko tokios moštos mėsos, kurį gali duoti geras gitaristas toks kaip Nikodemas Griaustinis. Tad iš tikrųjų prie šio instrumentalinio vokalinio ansamblio neseniai prisidėjau, bet padariau gan stiprų indėlį, padariau, kad mėsa egzistuotų. Gabalas visiškai kitaip skamba iš tikrųjų, bet esmė išlieka ta pati. Iš tikrųjų į grupę atėjau ganėtinai neseniai. Viskas buvo taip. Tikriausiai vienas mano mėgstamiausių džinglų iš viso albumo. Na, dabar galėčiau papasakoti apie kitą kūrinį pavadinimu Sala. Sala yra gabalas apie tai, kaip kiekvienas iš mūsų nori tiesiog pabėgti, pasislėpti nuo visuomenės, vertinti tai, kas gyvenime svarbiausia, svajonės, laimė, karas ir tipiniai dalykai, kurie mums labai patinka. Sala iš tikrųjų buvo keblumų su gitariniais efektais, bet iš tikrųjų tai yra vienintelis gabalas, kuris albume grynai buvo padarytas su manim, Nikodemu Griaustiniu. Tad keblumai buvo tokie, kad, suprantat, užstatėm delėjų ir vienu žodžiu ten kažkaip tai čia jis labai įdomiai veikia ir jis akcentavo. Pradžiai jisai man ganėtinai nepatiko, bet per laiką gal aš prie jo priaugau, nežinau, bet taip. Tai toj dainoje, kaip sakant, viskas labai koncentruota, tai paprasta, čia gal ta ir yra sąsaja su kiaušinė. Esmė ta, kad instrumentalas, taipogi ir žodžiai, viskas labai paprasta ir fundamentalu tiesiog.
bandom paprastom priemonėm atskleisti emociją. Emocija tokia, kad, kaip sakant, lyg vieną dieną prabudęs suvoktum, koks svarbus tavo yra tavo antroji pusė tavo, tas tavo gyvenimo žmogus. Ir kažkaip tiesiog suvoki, kad tas žmogus tau teikia laimę. Ir be jo kaip viskas tuščia būtų. Na kągi, dar vars mane visvaja. Gerai, dėkui. Sveiki visi tamsesnės muzikos gerbėjai, aš Tomas esu. Šiandien mane pasikvietė čia tokia grupė pavadinimu Candy Train ir paprašė papostringauti apie vieną jų dainą, kuri vadinasi Smell Your Fingers. Ir ši daina labai artima pačiam man, kadangi tai yra labai toks tusovnas gabalas ir per koncertus jo visi laukia. O aš kadangi esu labai didelis šokio mėgėjas, mėgstu šokti, dainuoti taip pat kartu su grupe. Tas prisidėjau prie žodžių kūrimo, prie muzikos. Ir ši daina yra ne apie metrus, nes metras mes tiesiog tokie nusprendė, kad kitoks nei metras meilė būtent taip, kaip žmonės pastiprina. Tiksliau čia aš esu toksai, o pati daina prašo atkreipti dėmesį į įprastus dalykus. Ir iš tiesų, kaip didžiam poetui, mintis parašyti šios žodžius kilo naktį, žiūrint į eimančius paukščius. Iš pradžių maniau, kad jie yra gyvi, bet po to, kai juos nušokau, jaučiu, kad jie gyvi buvo. Šis kūrinys yra ramesnis, tinka labiau vakarui klausyti, svajoti ir galvoti apie pasaulį. Jame išgirsite daug įdomių ir labai giliai išmąstytų klavišinių partijų. Galima kiekvieną ją išnagrinėti ir rasti, kad jos yra išieškotos, ilgai išmąstytos. Manau, tai yra bene geriausias tekstas visame albume, jis turi didžiausią prasmę ir apibūdina didžiausią kančią, kuri gali ištikti žmogų, bet šiuo atveju ištiktų šunį. Laika, kaip mes visi žinome, buvo sovietų bandymo triušis. Nors buvo šuo ir patyrė daug sielvarto savo gyvenimą ir po savo paskutinės dienos net mirė, pakinęs nuo žemės, kas yra labai romantiška, bet tuo pačiu, kad ir kaip glaudžiai būtų susijęs šie du dalykai, tai yra labai blogai, nes Laikai buvo liūdna. Berašydama šį tekstą išgyvenau visas kančias, kurias išgyveno Laiką. Siauba, kaip tai jūsų gitarą išsiderint. Oi. Aš prisimenu tą dieną, pamačiau tave gatvėj, nešei tu didelį kibirą ir aš liūdėjau vienatvėj. Tu atsisukai į mane ir pamojai ranką, aš pamačiau tave ir man saulė šviečia nuo tada. Čia man apie tokią merginą aš čia parašiau šitą dainą kažkada. Man gražiai, taip, aš atleisiu.